Viskas aišku. Kažkas neleidžia mūsų žiūrovui sklandžiai naudotis Wi-Fi namuose. Tuo jau išnarpilsiu tai sukeliančias priežastis. Pirmasis lėtesnio Wi-Fi ryšio įtariamasis – nedorėlis kaimynas prisijungęs prie Wi-Fi be jūsų kvietimų. Jei internetas lėtas, verta patikrinti, ar prie jūsų tinklo neprisijungia nekviesti svečiai. Atsidarykite maršrutizatoriaus programėlę ir peržiūrėkite prijungtų įrenginių sąrašą. Jei matote nepažįstamą telefoną ar televizorių, metas keisti Wi-Fi slaptažodį. Antroji galima prasto Wi-Fi ryšio priežastis – bloga maršrutizatoriaus vieta namuose. Pavyzdžiui, giliai spindoje ar už daug baldų. Maršrutizatorių slėpti nuo kaimynų nereikia, nes taip pat paslėpsite ir interneto signalą. Svarbiausia – tinkamai paslėpti Wi-Fi slaptažodį. Trečia galima prasto Wi-Fi ryšio priežastis – sugadintas maršrutizatorius. Kartais dėl to kaltas augintinis, kartais vaikai, kartais tiesiog atsitinka gyvenimas. Jei maršrutizatorius arba jo antenos yra sugadintos, Wi-Fi signalas tampa silpnesnis arba visai neveikia. Tokiu atveju reikės remonto arba naujo maršrutizatoriaus. Taip pat rekomenduojama kas 4 metus atsinaujinti maršrutizatorių, kad jis turėtų visus naujus dažnius ir galėtų išnaudoti visas bitės namų interneto galimybes, kad ir ką veiktumėte. Manau, kad šitą bylą galima uždaryti. Jei reikės pagalbos kitais išmaniais klausimais, parašykit bitės profams komentarą po šiuo video arba užsukite į bitesprofai.lt. Iki greito.